Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime kovo 15 dieną. Į objektą atvažiavom kažkur taip apie pusę 10 ryto. Paleistas grįžinukas. 13,80 gavosi bendras gręžinio gilis, čia yra Varėnos rajonas. Ir už to miškelio, už 250 metrų teka Merkys. Tai va, toksai rezultatas. Kubas 890 litrų, beveik 2 kubų į valandą. Pilna gerklimo varo. Puikiausiai. Pamatavom vandens statinį lygį, nuo žemės paviršiaus vandos slūgso 4,5 metro. Tai va, grįžinys 13,80. Tenai yra šulinukas pas kaimynus. Va, tai yra šulinys, o tenai. Bendras šulinio gilis 4 metrai, vandens tai 20 cm, 4,20. Tai va, o mes prisigrėžėme beveik 14 metrų. Tai va, matote, toksai rezultatas. Atvažiuojam su džipuku prie kabelio. Tokas gražus šuniukas. Na, pasakysi, ką nors. Geras, nepiktas, ne? Tai va. Čia neįsijungia dar jau niekas? Elektra pajungta. Error rodomas. A kodėl? Kai čia error dega. Nu nieko, įsiaiškinsim. Kas jums čia nepatiko. Nu tai va, tokia va. Vandenį žmogus iš šaltinio malaišai leidęs yra paėmęs. Tai va, grįžimo procesu naudojam vandenį. Gerai, nereikėjo vandens vežtis. Va, pasileido viskas, ne? Bėga. Nu ja, kažką automatika truputį kažko tai nesuprato. Ir vėl toliau varo. Aha. O alko austriškas siurblys, išmanus, jungiam šiandien, jis netiko. Jis nesuprato automatiką nieko. Kuris tas siurblys įdėtas. Ja, vat. Nu, šitas vat alko jis visiškai netiko. Kaip ir grumfusai netinka, bet tokių mini grįžinukų, kad automatika nesupranta, kas ten vyksta. Tai va, tai toks rezultatas. Graži diena. Viskas liuks. 100-metė sodyba rąstinė. Ir čia dar namo kampai. Čia sukirsti vadinasi lietuviška kregždė. Nes norvegiškus namus, kai statai, tai ten jie išlenda tie galai, o čia vat yra lygi. Nu taip, vat gražiai sukirtimas, gražus padarytas, lietuviška kregždė vadinasi. Gražus namukas, kolega Alvydas padeda man dabar gręžti. Sudarė, nes ranka traumuota. Vat, nu taip randas atrodo. Nu toksai. Tai dabar negaliu štangų sukinėti. Nu va, tokia aplinkoje, Merkys tenai teka, tokia faina gyvenvietė. Vien smėliai, nei gramo nebuvo iš vis molio jokio. O, tokia va gyvenvietė. Viskas liuks, gal dar kiti kaimynai užsisakys. Nu ką, tu beveik 2 kubai į valandą ir vanduo labai geras be geležies. Ir parodysiu, kaip atrodo vandeningas tas smėliukas. Tas vandeningas smėliukas, vastambi frakcija, kaip grykiai. Va, gražus, be geležies, be nieko. Tai va taip, ir dabar jau užsakovas jau prasikasi po pamatais. Pirmą antrą vamzdį, prasikas va čia tranšėja, kai mūsų gręžinė susijungs. Ir šulinio žiedus įsileis čia, kad hidroforas neburkstų, nes viduje, sakė, vietos nėra šitai sudubėliai. Nu tai va, tokia va graži diena, gražus rezultatas. Nu tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens, iki.